Sveiki, esu Domas iš Kirdonių žemės ūkio bendrovės Biržų rajone. Turime 240 melžiamų karvių, esu šio ūkio vadovas. Ir šiame ūkyje darau viską, kas susijęs su pašarais. Ta prasme, kad aš skaičiuoju visus racionus, žiūriu visus mineralus ir viską. Taigi, klausimas. Kaip galima kovoti su karščio stresu? Pirmiausia, niekas nenuginčia, su karščio stresu geriausia kovoti yra taip, kad neleisti karvei jo patirti. Tai yra, tą padeda padaryti ventiliatoriai ir apšiltintas stogas. Dar gali būti padaryta kokia nors įmantri natūrali ventiliacija, kuri padėtų vėdintis labiau tvartų. Už tai geriau nieko nerasi. Dabar dar vienas dalykas, kurį atradau būtent praeitais metais, tai yra soda grinai dėžėse duodama karvėm absoliučiai jų pasirinkimų. Ta prasme, jeigu joms trūksta, jos tą sodą įrėda. Kodėl dabar ta soda veikia? Ta soda veikia būtent todėl, kad kai kyla karščiai, karvės organizme didžiajam prieskrandyje pradeda veistis bakterijos, kurios gamina daugiau rūgšties. Tos bakterijos ten pradeda veistis būtent vasarą, todėl kad jos labai mėgsta karštį. Ir jos būtent pradeda bujoti ir išstumia kitas bakterijas, dėl to prigamina daug daugiau rūgšties. Dėl to todėl jeigu mes paduodame sodą, karvė jaučia, kad jai graužia rėmuo ir jinai to sodo sužėdusi, jinai numuša bent jau tą rūgštį tuo metu. Ir jūs netgi pastebėsite, kad per pačius karščius tą sodą karvės pradeda ėsti vis daugiau ir daugiau ir ta prasme jums dažniau vis reikia pildyti. Kai karščiai baigėsi, praėjus kažkur 3-4 dienom, karvėm soda tampa beveik neįdomi. Aišku, priklausomai nuo jūsų šėrimo, raciono, jeigu pas jūs racionas teisingas, jos neturėtų norėti sodos. Jeigu yra problemų į acidozę, tai tada jos tą sodą ir toliau kimš, tai bent jau žinosit, kad turit problemų.